Nuo neatmenamų laikų žmogus ieškojo recepto, kaip pratęsti jaunystę ir prailginti savo gyvenimą. Nepaslaptis, kad žiloje senovėje žmonės gyveno ilgiau ir dabar yra tautelių, kuriuose galima surasti ne vieną dar žvalų šimtametį. Daug šimtmečių mokslininkai kūrė ir kūrė įvairias priemonės jaunystėje išlaikyti. Apsukus didelį mokslo ir technologijos pasiekimų ratą, net ir medicinoje vėl grįžtame prie senų senovėje gyvavusių priemonių sveikatai išsaugoti ir gyvybinėms jėgoms sustiprinti. Nieko nėra geresnio už išbandytus senus natūralius terapijos metodus. Viena iš seniausių ir veiksmingiausių sveikatingumo sistemų yra Ajurveda, kuri Indijoje gyvuoja daugiau kaip 5000 metų ir šiandien yra sėkmingai taikoma kasdieninėme gyvenime ne tik Indijoje, bet ir visame pasaulyje. Vienas iš svarbiausių ajurvedos sveikatos stiprinimo priemonių yra organizmo valymo procedūra pančakarma. Tai specialus kūno ir sielos valymas, kuris atliekamas pagal visas senovinės Indijos ajurvedos tradicijas. Pančakarmos metu daroma širodara, tai yra aliejaus pylimas ant kaktos į trečią akį, pagal visas senovinės indiškas ajurvedos tradicijas. Širodaros procedūra tai ajurvedinis terapijos būdas, kurio metu masažuojamas veidas, galva ir pečiai ir po to ant kaktos į trečią akį silpna srovele pilamas šiltas ajurvedinis vaistažolių aliejus. Trečioji akis – vienas iš svarbiausių žmogaus organizmo energetinių centrų. Trečioji akis yra mūsų jausmų, pojūčių bei proto centras. Čia susitinka mūsų sąmonė ir pasąmonė. Čia formuojasi mūsų sapnai, o taip pat kaupiasi stresas, nerimas bei įtampa. Ši procedūra tai puikus būdas atsipalaiduoti tiems, kurie nuolat dirba protinį darbą, praleidžia daug laiko prie kompiuterio, taip pat žmonėms jaučiantiems vidinę įtampą, nuolatinį stresą darbe arba šeimoje, turimties nervų sistemos sutrikimų, besikamuojantiems nuo liūdnumo, depresijos ir padidėjusio jautrumo. Širodaros nauda – išlaisvinamos mintys, pamirštamos blogos emocijos, pagerėja koncentracija, darbingumas, pasiekiamas visiškas atsipalaidavimas, padeda atitrūkti nuo gyvenimo tikrovės ir problemų, sumažėja jautrumas ir susierzinimas, pagerėja miegas, nuotaika, bendra fizinė ir dvasinė savijauta. Širodaros procedūra – emocijų, streso pasekmių ir nereikalingų emocijų bei minčių išvalymas. Procedūros metu žmogus pasiekia aukštesnę sąmonės būseną, todėl po jos jaučiamas visiškas atsipalaidavimas ir visuotinė palaimos būsena. Procedūros pabaigoje ajurvedinė vaistažolių pirtis nuramina ir padeda žmogui susitapatinti su dvasinė ramybe ir palaima.